Sveiki visi. Kaip ir jūs turbūt, taip ir mes čia gyvenam informacijų srautuose. Kai kurios tiesiog kaip emocijas naikinančios bombos krenta, tokios kaip Navalno nužudymas. Yra ir, aišku, gerų žinių, pavyzdžiui, Ursulos von der Leyen apsisprendimas kandidatuoti dar vienai kadencijai į Europos komisijos prezidentės. Čia mūsų frakcijoje buvo jos prisistatymas, tikrai visapusiškas palaikymas. Tai labai svarbu ir Lietuvai, mums labai svarbu, kad Europos Sąjungos vadovaujančiose pozicijose būtų išmanantis, žinantis ir panašiai kaip mes mąstantis, žmonės ir galintis veikti žmonės. Na, aišku, sveikinam Ingridą Šimonytę, kuri ir mūsų visą bendruomenę ir ne tik prijaučiančių žmonės, kurie čia taip gražiai trečiadienį sukėlė tokią gražią pozityvę bangą. Bet, žinot, aš čia noriu ir jūsų pasiklausti ir pati dažnai svarstau. Gal daugiau kaip gydytoja. Kai tu diagnozuoji ir tu matai padėtį ir blogą padėtį, kaip geriau ar pasakyti, kaip yra iš tikrųjų? Ir tada žmogus mobilizuosis ir imsis veiksmų, kad tą padėtį ištaisytų ir laimėtų tą kovą prieš lygą. Ar slėpti, liuliuoti ir aiškinti, kad viskas čia dar ne taip blogai, ir apskritai informaciją kai kurią slėpti. Tai kaip tau, Andriau, atrodo, mes sutarėm abudu kalbėtis ir Navalno nužudymo kontekste apie situaciją, kuri čia susikloščiusi yra pasaulyje ir ne tik Lietuvoje, bet taip pat ir Lietuvos užgriebti nuotaikas, kad ir Navalno nužudymo kontekste. Aišku, turbūt tau, kaip ir man, kaip ir daugeliu kitų, nebuvo netikėta, kad gali būti nužudytas Navalnas, bet prisipažinsiu, aš tikėjau, kad galbūt jį iškeis į kokį nors kitą kalinti Rusijos pilietį kokioj nors kitoj valstybei, tokių kalbų buvo. Ir tikrai ta žinia gniuždanti yra. Kaip nuo to gniuždančio žinių, blogų žinių srauto žmonėm apsisaugoti ir kaip išlikti optimistais šitame sraute? Na, iš tikrųjų, tai žinios čia nėra geros ir Navalno nužudymas, na, mes jau čia turbūt viską esam pasakę, kodėl Putinas nužudė. Ir čia galbūt klausimas yra labiau apie bendrai ir vakarų, ir mūsų pačių reakcijas. Nes, na, kas iš tikrųjų mane stebina, kad net ir šitokiu atveju, žinant, kad Putinas jį nužudė, gali išgirsti komentatorių įvairių, net ir rimtesnių, kurie maždaug sako, tai čia vienas, taip sakant, imperininkas kitą imperininką nužudė. Ir su tokiu, reiškia, nežinau net kaip įvardinti. Tokiu cinišku juokeliu. Cinišku juokeliu, taip sakant, mes tai čia demokratai, ten visi jie imperininkai. Na tai aš pasakysiu labai paprastai, ką aš tame matau ir man atrodo ir vakaruose yra daug tos problemos. Kad nėra matomas platesnis vaizdas. Ir ko mes turime siekti. Tai ir kodėl mums reikia ir rūpintis, ir kalbėti, ir aiškinti apie tai, kaip svarbu yra paremti galimybės Rusijai atvirsti demokratiją. Tai čia aš tą galiu kartoti ir kartoti. Yra dvi pagrindinės priežastys. Viena tai, kad kai Rusija taps kitokia, normalia, evoliucionuos pamažu link demokratijos, tai gali užtrukti ir gerą dešimtmetį. Mes, Lietuva ir visa Europa, gyvensime visiškai kitokioj aplinkoje. Nes šiandien pagrindinė grėsmė Lietuvai ir Europai, ką mes visi gerai suprantam, yra autoritarinė, diktatūrinė, imperinė Rusija. Ir dar su branduoliniu ginklu rankoje. Dar su branduoliniu ginklu rankoje. Antras dalykas. Jeigu mes vakaruose nesugebėsim įrodyti, aš kalbu jau apie vakarus, apie didžiąsias sostinės, kad Rusijoje gali būti demokratija,
Tai vakaruose įsivyraus baimės, kad Ukrainai laimėjus karą prieš Rusiją ir Putino režimui žlugus, situacija Rusijoje gali tapti tik tai dar blogesnė. Ir to požymį yra pilna. Vat praeitą savaitę, ir čia Lietuvos spaudoje buvo prašyta, garsusis Elon Musk, Tesla, Twitteris, X'as dabar ir taip toliau. Galingas žmogus. Galingas žmogus, kosminės raketos į Marsą ir visa kita. Jisai atėjęs į Jungtinių Amerikos valstijų senatą, senatoriam aiškino, kodėl negalima pritarti tiem įstatymam, kuriuose numatyta parama Ukrainai. Jo mintis buvo tokia: karo prieš Rusiją negalima laimėti, nes laimėjus karą prieš Rusiją gali žlugti Putino režimas ir po to ateis kas nors tik tai dar blogesnė. Tai štai turime labai paprastą sąlygą. Jeigu mes neįrodom vakaram, kad Rusijoje permainos gali būti į gerą pusę, vakarai ir toliau neduos tiek ginklų, kiek reikia Ukrainos pergaliai. Tai šitoj vietoj, mūsų darbas ir mūsų pastangos, iš tikrųjų, matant ir sieti Ukrainos pergalę kartu su labai aiškiais mūsų darbais ir strategijom, kaip paremti Rusijos demokratiją, yra tos pačios strategijos sudėtinės dalis. Tai to nemato nemažai Lietuvoje esančių ekspertų, to nemato daug kur ir vakaruose, ir man atrodo, kad tai yra labai ir labai klaidinga. Tai kodėl Putinas nužudė Navalną? Todėl, kad galėtų parodyti, jog iš tikrųjų demokratijos perspektyvom Rusijoje negalima tikėti. Parodyti, kad iš tikrųjų vakarai į tai ir nelabai sureaguos. Per silpni, parodyti silpnumą. Bus čia pareiškimų, čia diskusijų, bet čia charakteringas pavyzdys. Kaip tik šiandien Užsienio reikalų komitete turėjom svarstyti mano ir kitų vadinamų pranešėjų parengtą raportą apie Rusiją, kritišką Putinui. Jis vėl atidėtas ir dabar jau, man atrodo, iki begalybės. Kodėl? Todėl, kad jis yra kritiškas Putinui. Ir jis kalba apie tai, kalbam tome raporte lygiai tą patį, ką kalbėdavo ir Navalnas. Ir šitoj vietoje aš matau dar pavojingesnę tendenciją, nes kaip tik šitom dienom pasirodė tame garsiame Politico interneto portale labai stiprus straipsnis, kodėl vakarai neremia Ukrainos, maždaug taip vadinasi, kuriame labai aiškiai nurodyta, jog iš tikrųjų pagal, taip sakant, visus šnabždesius įvairiuose koridoriuose atrodo, kad didžiosios vakarų sostinės, įskaitant Europos sostinės, ruošiasi taikos derybom su Putinu. Ir todėl kritinis požiūris į Putiną yra nepriimtinas. Tai čia tik dar prie tos nuotaikos bendros, kurią mes jaučiam kartais nebūtinai iš kokio nors parašyto teksto, bet iš tokios tvyrančios nuotaikos, galiu pridėti neseniai apklausos, 10% tik tai europiečių irgi tiki, kad Rusija gali laimėti prieš Ukrainą. Čia į tą pačią mostį, ką Muskas sako. Ir Navalnas. Ir kodėl mane tiesiog siutina, aš sakyčiau, ir labai stebina Lietuvos ir ekspertų, ir aišku visuomeniai tokia įdiegta nuostata dėl Aleksėjaus Navalno ir tos empatijos toka, tas nužudyto, kankinto žmogaus negailėjimas, nėra tokio gailestingumo vien dėl to, kad jisai rusas, tai čia mes galim nueiti į labai didelį nužmogėjimą. O šitame kontekste nusivylimų visų, kodėl Putinas gal net ir nužudė Navalną būtent dabar, kada pajutęs yra atmosfera Vašingtone, kada artėja ten irgi galimi pokyčiai ir nebūtinai į gerą pusę, todėl kad Navalnas išdrįso nebijoti Putino. Jis išdrįso nebijoti ir skatino rusų tautą nebijoti. O pas mus apsukama antraeiliais dalykais. Aišku, tai buvo klaida, galima sakyti, tenai Krymo aneksijos metu, ką pasakė Navalnas, bet jis tą ištaisė. Po prasidėjus šitam karui jisai paskelbė 12 punktų, kuriame vienų labai aiškiai parašė Ukraina su 91 metų sienomis. Ta sako visi Navalno komandos žmonės, o pas mus
mus vis kartoja ir kartoja tą melą. Pas mus yra kartojama tiesiog Solovjovo naratyvas nuolat Lietuvoje, kad Putinui čia nenaudinga buvo nužudyti Navalną, čia suprask nežinia kaip dar jisai numirė. Arba netgi, aš ir pavardę galiu pasakyti, mane šokiravo šitoj kadencijoje komisaru deleguotas žmogus į komisiją, kuris vasario 16 tokį keistą tekstą surašė, kad maždaug nužudė blogai, bet mes savo Basanavičių turim, ką mums čia reikia. Aš tik perfrazuoju maždaug tokį dalyką. O čia yra didžiulis signalas visam pasauliui. Mes turim mokėti perskaityti Putino siunčiamus signalus būtent tokiu laiku, būtent per Miuncheno konferenciją, būtent parodyti vakaram, kad aš esu stiprus ir jūs manęs turit visi bijoti. Tai vat neperskaičius šitų teisingai neperskaičius Putino gąsdinimų ir signalų, mes niekada neturėsim teisingos strategijos ir taktikos Ukrainos atžvilgių ir ateis ir mūsų eilė. Ateis ir mūsų eilė, kada po Ukrainos, jeigu vakarai iš tikrųjų dabar, kaip jaučiasi tokia nuotaika, staptelėjo ir išsigando, ateis ir mūsų eilė, kada sakys, žinot, kadangi mūsų žemė dar toliau kokia nors Prancūzija ar Olandija nuo tos Rusijos, tai gaila mums tų Baltikų, mums labai gaila mums čia tų lietuvių, šaunuoliai, jūs buvot labai gerai viską, bet sorry, žinot, mes nesukelsim trečio pasaulinio karo dėl kokio ten mažo žemės lopinėlio. Aš čia kalbu jau juodžiausią scenarijų. Bet jeigu mes nenagrinėsim pačių juodžiausių scenarijų, tai mes tada niekada nežinosim, ką dabar turim daryti. Tai pritardamas, aš tik tai galvoju, kad gal čia ir mes neturim žmonėm visiškai taip tokio, sakykime, juodo Bet jis yra. Palikti nuotaikų, nes iš tikrųjų tai tą reikia matyti, bet kartu reikia ir labai aktyviai dirbti. Ir čia vėlgi nuo mūsų priklauso ir tų pačių vakarų poslinkiai. Tai ką aš kelis dalykus, ką matau, iš tikrųjų, mums reikia dėti visas pastangas, kad būtent tą Rusijos temoje matytųsi ir liktų ta tema, tas, taip sakant, kryptis, kad Rusijoje gali būti demokratija ir vardan to reikia ir stengtis ir dirbti. Neleisti, taip sakant, vakarams savo pagodai įsitvirtinti tokią nuotaiką, kad Rusija visą laiką bus tik bloga, tai, ką darysi, tai gal geriau tada jau su Putinu sėdėti. Taip, reikia tada grįžti ir dirbti su Putinu. Ir antras dalykas, ko reikia iš tikrųjų, tai reikia, akivaizdžiai matosi, kad vakarų parama Ukrainai nėra pakankama, jinai galbūt leido išlaikyti tam tikrą balansą, bet dabar jau ir to nebeužtenka, trūksta ir šaudmenų ir taip toliau, tai akivaizdu, kad reikia vakarams turėti labai aiškų planą, ko reikia, kad Ukraina laimėtų ir kaip vakarai tą pateiks. Kada ir kaip, taip, trūksta ten gamyklų, trūksta dar kažko, bet tai atsakymas turi būti aiškus, kad mes štai turim planą. Šie metai galbūt bus labiau gynybiniai metai, bet po metų, po dviejų jau, taip sakant, su visais pajėgumais, su ta vakarų ekonominė galia, ten 25 kartus ar 30 viršijančia Rusijos galia, bus pasiekta pergalė, nes dabar toks visi, taip sakant, pasišnekam, kaip čia atrodo blogai, bet kažkodėl tai ir vakarų lyderiai taip pat sako, štai tuoj čia gal Rusija ateis po 5 metų ar dar ko nors, bet tas pasišnekėjimas niekaip nepavirsta jokiais veiksmais. Tai vat mus ir turi įkvėpti, kaip tik atvirkščiai. Šita situacija, pavojaus supratimas, žinojimas, jis turi kaip tik tai mus pereiti nuo mažai veikimo prie ypatingai daug veikimo ir padarimo viską, ką galim šiuo metu. Vat dėl to mes čia ir bandom daryti, ką galim. Iki visiems ir gražios savaitės. Ačiū labai, iki.